Tai labą dieną, dar kartą gerbiamosios ir gerbėmėjai. Pabandysiu pristatyti dabar šiuo metu esančią lyčių lygybės mūsų įgyvendinimo politiką, būtent lyčių lygybės įgyvendinimo politikos srityje Lietuvoje. Tai labai susisiaurinom temą, nes mūsų pačios tarnybos labai platus yra apžvalgos ratas ir ypatingai kalbant apie lyčių lygybę. Pradėsiu nuo reglamentavimo. Tai mes turime moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme numatytą pareigą visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms rengti ir įgyvendinti priemonės skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti. Apvažiavus visas savivaldybės 60 ir surinkus duomenis paaiškėjo, kad beveik absoliuti dauguma savivaldybių, tame tarpe ir valstybės institucijų, jeigu mes kalbėtume konkrečiai apie ministerijas, nėra parengusios tokių priemonių, kurios užtikrintų moterų ir vyrų lygias galimybės. Atsakymas dažniausiai buvo susijęs su tuom, kad nežinojo, kokias priemonės reikėtų įvardinti ir todėl nenumatė strateginiuose planuose būtent tokios priemonės skirtos moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti. Kita įstatymo nuostata lygių galimybių, moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme numato pareigą, tiksliau numato galimybę, kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti numatytos specialiosios laikinosios priemonės, kurios taikomos siekiant paspartinti faktinės vyrų ir moterų lygybės įtvirtinimą ir kurios įgyvendinus moterų ir vyrų lygias teises ir vienodas galimybės turi būti atšauktos. Parašyta labai lyg ir plačiai ir gal pakankamai sudėtingai, bet čia yra būtent tai, apie ką kalbėjo gerbiama Jolanta, tai yra kvotos. Tai yra kvotos, kurios yra skirtos būtent tuo laiku, tuo trumpuoju laiku ir skirtos tik tam, kad būtų įtvirtinta moterų ir vyrų lygybė. Problema, kurią mes įžvelgiame ir yra pabrauktas žodis būtent įstatymu, nes bet koks kvotų įtvirtinimas turi būti įtvirtintas įstatymuose. Mes Lietuvoje neturime nei vieno įstatymo, kuriame būtų įtvirtinta kvota. Ir neturime nei vieno, galbūt poįstatyminiai teisės aktai yra. Ir iš karto perėjusiu prie kitos skaidrės, apžvelgus mūsų politinės partijas, aš identifikavau tik Lietuvos socialdemokratų partijos statuto 4 skirsnio 53 punktą, kuris kalba, kad visose renkamose partijos organuose bei dalyvaujančių rinkimuose kandidatų sąrašuose vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 60%. Rinkimų sąrašuose kandidatai išdėstomi taip, kad kiekviename penketuke nebūtų daugiau kaip 3 vienos lyties atstovai, o kiekviename dešimtuke būtų jaunimo atstovai. Tai akcentuoti norėčiau tik tais, kad būtent socialdemokratų partija yra įvedusi kvotas savo sąrašuose. Tai reiškia, kad jų Seimo narių sąrašuose turbūt plačiau ir galės ir gal patikslinti gerbiamą Margaritą, bet penketuke turėtų būti ne daugiau kaip 3 tos pačios lyties atstovai. Negalima situacija net ir tokia, kad penketuke būtų 3 moteris ar 4 moteris ir 1 vyras. Turi būti ne daugiau kaip 3 tos pačios lyties atstovai. Ir šiuo metu mes matome, kad iš tikrųjų socialdemokratų partijos frakcijoje mes turime daugiausia moterų. Yra 10 moterų iš 40 narių. Čia šitoje lentelėje jūs taip pat matote kitų frakcijų pasiskirstimą būtent tarp moterų ir vyrų. Bet norėčiau apžvelgti ir kitą skaidrę, kuri nurodo, kad moterų atstovavimas frakcijose procentais pagal tai, kiek yra išrinktų Seimo narių ir kiek apskritai yra frakcijose narių, socialdemokratų partijos frakcija yra tik 4 vietoje. 25%, nors skaičius moterų yra didžiausias, 10, kaip jūs matote prieš tai buvusios skaidrėje, 10 yra moterų, bet pagal procentinį išraišką ir pagal pasiskirstimą ir atstovavimą moterų mes matome, kad tik 25%. Lietuvos Lenkų rinkimų akcija iš viso turi 38% moterų, bet turi ir, kaip jūs matote, 8 iš viso narius. Iš jų yra 5 vyrai ir 3 moteris. Labai nustebau iš tikrųjų ruošdamasi šitam pristatymui, nes
tikėjausi, kad įvestos kvotos ir didžiausias moterų skaičius Seime suponuos išvadą, kad procentinė išraiška būtent socialdemokratų partijoje atstovaujančių moterų bus pirmoje vietoje. Tada pradėjau ieškoti priežasčių, kodėl taip yra ir kodėl mes, matydami, kad iš viso yra 10 moterų, matome, kad tai užima 4 vietą, ieškojau atsakymų. Ir atsakymus matomai radau. Tai galėtų būti Seimo rinkimų balsavimo rezultatai ir jų pasiskirstimas pagal lytį. Jeigu mes išskaidytume balsavimo į vienmandatės apygardas ir daugiamandatę, tai mes matytume, kad vienmandatėse vyrų yra 18 išrinktų iš 22, moterų yra tik 4. Tai jau matyti ir tyrimo rezultatai, kurie buvo atlikti, galėtų įvardinti priežastis, kodėl vienmandatėse apygardose būtent yra renkami vyrai, o ne moteris. Ir labai teisinga buvo pastaba dėl savivaldybių. Iš tikrųjų, turbūt reikėtų pradėti nuo savivaldybių, nes jeigu stiprus yra atstovas, politikas savivaldybėse, tai ir didesnė tikimybė, jeigu jau dalyvauja savivaldos, sakykime, sprendimų priėmime politikoje, jau yra tarybos narys arba meras, tai greičiausiai ir patekimas į Seimą, kaip ir kalbėjo gerbiama Jolanta, yra jau realesnis. Noriu taip pat jums pristatyti ir mūsų tarnybos svetainėje pasirodžiusią naują skiltį, lyčių lygybės statistika, čia pačiam gale viršuje. Ir mes įsipareigojame patys savo atnaujinti tuos duomenis tam, kad mes matytume, koks vis tik yra moterų ir vyrų balansas sprendimų priėmime. Ir čia mes matome, kad iš Seimo narių, iš 141 Seimo nario, 107 nariai yra vyrai, 34 Seimo narės yra moteris. Tarp vyriausybės narių, ministrų, mes matome, kad iš 14 ministerijų 10 yra ministrų ir 4 yra ministrės. Čia jau naujausi duomenys yra jau pasikeitus netgi ir kabinetų nariams. Taip pat iš savivaldybių vadovų, čia štai galėtų būti ir tam tikra prezumpcija į turimus statistinius duomenis, kad iš 60 savivaldybių 55 yra merai vyrai ir tik 5 yra merės moteris. Ir be abejo mes akcentuojame ir kalbame, sąmoningai pasirinkome tokį pavaizdavimą, nes mes kalbame ir siekiame būtent balansų, apie ką ir kalbėjo gerbiama Jolanta, pristatydama apskritai lyčių lygybę. Tai neturi būti persvara nei į vieną pusę. Kalbame apie tą balansą. Tai duomenis turėtume, kaip visą laiką atnaujinti, pristatyti, juos visada rasite mūsų svetainėje, bet duomenų būtent mes ir pasigesdavom, tų aktualių duomenų, nes bendraujant ypatingai su ES institucijų vadovais arba apskritai su institucijų atstovais, visą laiką buvo klausima, kur jūsų data, tai yra, kur jūsų statistiniai duomenys yra. Jie būna saugomi, be abejo, jie yra statistikos departamente, bet jie nėra taip dažnai atnaujinami. Todėl mes kaip institucija, kaip tarnyba įsipareigojame patys savo tinklalapį atnaujintame turėti tokią skiltį. Tai apžvelgusi teisinį reglamentavimą ir būtent esamą visą padėtį mūsų valstybėje, kadangi turėjau tik 10 minučių, tai 10 minučių ir pasiruošiau pristatyti kaip. Bet manau, kad jeigu bus klausimų, tai tikrai mielai atsakyčiau. Čia buvo kalba, svarbiausia buvo akcentuoti teisinį reglamentavimą, kadangi jeigu mes kalbame apie įstatymus, tai gal mes galime kalbėti apie tam tikrų kvotų įvedimą neįstatymų nustatytą tvarką. Galbūt apskritai reikėtų atsisakyti nuostatos, kad tai būtų įstatymų reglamentuojama, nes tokiu atveju mes tik dar labiau apsunkinam kvotų įvedimą. Juk mes žinome, kaip sunku yra priimti bet kokį įstatymo naujo pakeitimą. Jeigu tai būtų reglamentuota ir įtvirtinta apskritai teisės aktuose, tai leistų įtvirtinti ir poįstatyminiuose teisės aktuose, tai leistų įtvirtinti ir nutarimu, ir sprendimu, ir įsakymu. Mes galime kalbėti ir savivaldybių tam tikrus priimtus tarybų sprendimus, kurie jau gali įvesti kvotas. Bet šiuo metu, jeigu bent viena savivaldybė mėgintų, sakykime, priimtų sprendimą įvesti kvotas,
tai būtų įstatymo pažeidimas, kadangi įstatyme labai aiškiai yra apibrėžta, kad tik įstatymų nustatyta tvarka. Nežinau, ar kiltų klausimas dėl socialdemokratų statuto ir jų taikomos nuostatos, tai reikėtų tik tais pabrėžti tiek, kad kvotos ir moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas yra taikomas tik konkretiems visuomeniniams ekonominiams santykiams ir nėra taikomas politinėms partijoms. Tai yra taikoma šiuo atveju iš viešojo sektoriaus, mes galime išskirti tik valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas. Šiuo atveju politinė partija tiesiog nepatenka į mūsų visuomeninių ekonominių santykių ribą, todėl mes ir negalėtume apskritai vertinti nei vienos politinės partijos statuto nuostatų ir galimo pažeidimo arba prieštaravimo, jeigu apskritai įvestų bet kokią nuostatą dėl lyčių lygybės. Tai, manau, pagrindiniai akcentai buvo tokie ir jeigu bus klausimų, tai mielai atsakysiu. Ačiū.